Jau dabar kiekvienas iš jūsų galite tapti svarbia Kauno Žalgirio komandos dalimi. Paskirkite 2 procentus sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Žalgirio krepšinio klubui, nes jūsų palaikymas tiesiausias kelias ateities pergalėms. Daugiau informacijos žalgiris.lt. Sveiki, mėlyje Žalgiris TV žiūrovai, su jumis sveikinamės iš mūsų Žalgiris TV studijos ir mūsų rubrikoje Žalia Balta svečiuojasi motociklininkas įveikęs Dakaro ralį Arūnas Gelažninkas. Arūnai, sveiki. Sveiki. Labai malonu jūs turėti mūsų studijoje. Neeilinis žmogus įveikti Dakaro ralį, įsivaizduoja, kainuoja labai daug jėgų ir labai daug pasiruošimo ir labai daug pinigų, žinoma. Kada jums gimė ta idėja, kad jūs norite startuoti šiuose alinančiose lenktynėse? Tai turbūt kiekvieno motociklisto yra svajonė dalyvauti Dakaro ralyje. Man jinai svajonė gimė jau senai, turbūt 5, gal daugiau metų atgal. O taip jau realiai prieš turbūt 1,5 metų, kad jau nutarėm viskas, darom viską, kad išvažiuotume į Dakaro ralį. Mes dar apie Dakarą tikrai pašnekėsim, bet dabar aš noriu pasikalbėti kitom temom. Žinot, man artimesniems ir šiems žmonėms artimesniems krepšinį. Koks jūsų santykis su krepšiniu? Ar jūs pats galbūt iki pradėjimo užsiimti motociklais pats žaidėte krepšinį? Tai turbūt kaip kiekvienas lietuvis. Kažkada lankiau, neatsimenu, kurio ten sportininko tą mokyklą, bet gal tiesiog kaip fizinį pasirengimą, aš nors važiuoju nuo 8 metų, bet maždaug 10-12 lankiau ir krepšinio mokyklą. Tiesiog kaip pomėgį, kaip sustiprėti fiziškai. Atsimenu savo pirmas varžybas Žalgirio, jos vyko dar halėje, tai jei gerai pamenu, dar tada kėdžių nebuvo, buvo suolai tokie vientisi, tai aš turbūt atėjau ir per pirmą kėlinį užmigau ir po antro dar gal tada 2 kėliniai vyko. Pažadino tėtis, tai va, tokie mano atsiminimai pirmi su Žalgiriu. Pirma apsnūdusi patirtis, ar ne? Taip, o dabar esu gerbėjas visiškas Žalgirio, kaimynas su Šarūnu treneriu, tai kiekvieną dieną matau, kada važiuoja į treniruotės, kada grįžta ir stengiuosi, jei pavyksta visada ateiti į areną. Tai jūs tokį net ir grafiką galite neoficialų sudėlioti Šarūną, nežinot, kada keliasi ir taip toliau? Kada kelias turbūt nežinau, bet jeigu rungtynės išvyko, matau jau kokį antradienį, trečiadienį su lagaminu išvažiuoja, tai tada galvoju, bus išvyko į rungtynės, jeigu nesikė. Iš tikrųjų, jūs labai susijęs su Žalgiriu, net jeigu esate Šarūno kaimynas. Sakykit, pats ar dažnai apsilankot Žalgirio arenoje? Na, sakėte, esate sirgalius, bet ar pavyksta suderinti tą grafiką, apsilankyti Eurolygos ar kitose varžybose? Šį sezoną gal buvau kokiuose 3 ar 4, kartais į LKL, kartais į Eurolygą. Jei kas nors pakviečia, randi laiko, ar kaip šiandien, tai būtinai visada apsilankau. Ar esate tas aistringas sirgalius Arūnas, kuris šoka iš vietos ir kuris mojuoja kumščiais ir šūkauja, ar ramesnis esate? Aistringas turbūt, arenoje kitaip ir neišeina, o namuose irgi žmona kartais duoda replikų, kad galėčiau tyliau elgtis prie ekrano, ypač jei nesiseka. Suprantu. Gerai, Arūnai, ar jūs galite palyginti iš esmės pasiruošimą tokioms alinančioms varžyboms kaip Dakaras ir, tarkime, sportininko gyvenimą? Kažkiek esate lietęs ir to, ir aišku labai lietęs motociklininko gyvenimą. Koks būna pasiruošimas ruošiantis tokioms varžyboms kaip Dakaras? Nuo ko reikia pradėti? Tai labai svarbu yra fizinis pasiruošimas kaip ir kiekvienam sporte. Tiek pat turbūt kaip ir krepšinė, svarbu ir komanda. Aišku, tu esi vienas kaip karys lauke, bet visi pasiruošimo darbai, kad ir to pačio ralio dienos metu pagalba, kad finiše būtų, visada sulauktų, kad jei kažkas blogai padėtų, atsigerduoda, užkast. Ta prasme, yra kaip ir individualus sportas, bet lygiai taip pat daug ką lemia komanda kaip ir krepšinė. Fizinis pasiruošimas, kuris priklauso jau nuo paties sportininko, tai manau sudaro 60% gero rezultato. Žinau, kad ir krepšininkai kartais išgyvena tų sunkių periodų, kai nesiseka rungtynėse ar visų varžybų metu. Sakykite, o kas jums padėdavo atrasti tą papildomą katalizatorių, motivatorių, kuris leisdavo įgauti tą antrą kvėpavimą ir visiškai kitaip žiūrėti į tą likusią distanciją ralio, tarkime, etape? Tai turbūt lengviausias toks būtų, kad kokį pamatai priešininką, varžovą ir tiesiog instinktas atsiranda, kad tu jį žūtbūt turi, taip, medžiotojo, laimėtojo, nugalėtojo, tu jį turi aplenkti, tai tada visada tų papildomų jėgų savyje atrandi kažkaip. Antras kvėpavimas, kaip sako, prasideda. Tiesiog motyvuoja, tai yra mano aistra, aš myliu tai, ką darau, šitas sezonas mano 25 jau bus.
Tai aš visą gyvenimą tą darau, tai aš neįsivaizduoju, kad ką nors galėčiau kito veikti. Žinoma, bandysiu paskui savo patirtį dalinti su kitais entuziastais, kurie galbūt tik pradeda šitą kelią. Tai žadate būti treneris kaip Jasikevičius? Tikiuosi, kad man tai pavyks. Griežtas būsi dar ne? Reikia būti griežtam. Kaip kitaip, ar ne? O koks buvo pats sunkiausias momentas jūsų Dakaro patirtyje, pirmajame Dakare, kai jau galvojate, kad wow, čia jau gali būti ir pabaiga? Tai buvo tikrai labai paprastas atsakymas man šiuo atveju. 7 ralio dieną vakare aš pasijutau blogai, apsinuodijau maistu. Tai visą naktį praleidau be miego. Mūsų varžybos maždaug prasideda visada 4 ryto. Tiesiog tu kelies tokių pusėje 4 laikų, ruošiesi ir išvažiuoji į trasą. Tai buvo bemiegės nakties, plus apsinuodimas, organizmas užkreštas, netekau daug skysčių. Jėgų nėra. Taip, jėgų nėra, miego nori, ta prasme tai buvo tikrai sunku tiek fiziškai, tiek save motyvuoti, kad tai negalite sustabdyti, tu turi eiti iki galo vis tiek, nes atvažiuoji atlikti darbo, turi būti finiše. Tiesiog daug valios pastangų, kainavo aišku fizinių daug jėgų, skausminga buvo, bet aš ištvėriau ir tada jau manęs nieks nebesustabdė. Jau kartą gavo Dakaro injekciją, ar bus daugiau to Dakaro injekcijų jūsų karjeroje, ar žadate startuoti dar viename Dakare? Labai norėčiau to, viską darome, kad taip ir būtų ir galbūt ne dar kartą, dar ir dar ir dar. Iki Dakaro legendos statuso. Tai būtų tikrai geras pasiekimas. Gerai, grįžtam prie krepšinio. Pasakykit, koks yra jūsų mėgstamiausias žalgirietis? Gal turit savo idealą iš šios komandos, ar gal iš praeities, kas jums labiausiai patinka? Šiaip, jeigu lietuviai ir jau veteranai galima sakyti, tai be abejo Paulius Jankūnas. Patinka ir Edgaras Ulanovas. Gal dabar iš dabartinių Brendonas Deivisas. Jis kaip ir komandos lyderis, tai tikrai jisai atrodo puikus žaidėjas. Gerai, įsivaizduokim tokią situaciją, hipotetinę. Turit galimybę vieną žalgirietį pravežti kopomis su motociklu, tiesiog viską parodyti. Tai ką pasiėmat į tą kelionę, paskui dar prie laužo pasišnekėti rimtais reikalais apie krepšinį ir apie Dakarą? Bet nežinau, reiktų mažiausia, kad būtų lengviausia vežti, o visi ganėtinai Roko Jokubaitį, bet labai jaunas. Rokas jo jaunas, gal dar daug neturės ką papasakot prie laužo. Nežinau, turbūt tas pats Paulius Jankūnas turbūt turėtų daugiausiai įdomių istorijų apie Žalgirio virtuvę. Bet motociklo gero jau reiktų sunkesnio tokio, ar ne? Priekabą gal prikabintume. Supratau, Arūnai. Ačiū Jums labai, linkiu Jums gerų rungtynių Žalgirio ir žinoma, lauksime Jūsų dar vieno starto Dakare. Dėkui, viso geriausio. Más motociclistas. El Dakar se corre desde 1979. Ariunas, Gelas Ninkas, el Happy New Year. De Lituania.